7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Aišku, tas juokinga scena buvo, kai grįžo bolidas Lando Norriso į pietus ir, nežinau, ten tikriausiai iki pat media atstovų komandos masažistų ir visi turėjo užstoti bolidą nuo fotografų. Vieną fotografą nuvijo, bet labai juokingai atrodė. Bet visas šonas buvo nupuoštas, ta visa aerodinaminė tokia kreivė, kuri tiem tikriesiam fanam tikrai įdomu. Aišku, tai yra papildoma informacija ir konkurentam komandam. Tai toksai įdomu, ar čia McLareno pasirodymas, kad va, mes galime atvirom kortom rodyti savo greitį. Sveiki visi, atrodo žiema buvo ilga ir šalta, bet laimė jinai buvo nei ilga, nei šalta, o dabar tikrai mus džiugina labai šiltos pavasario. Na, dar nevadinsiu pavasario, nors jau turime kovą, beje, žinoma, reikia visus pasveikinti, nežinau, kada mūsų laida išeis į eterį, bet visus su 11 kovo sveikiname. Ir, na, mano partneris šioje laidoje, neklasikinis Arūnas Baratinskas, o Laurinas Matonis, kurį jau matėte pas mus svečio teisėmis. Bet mano kolega yra išvykęs ir Laurinas mielai sutiko man padėti atidaryti antrąjį greičio formulės sezoną. Dėl to visus prašau paspausti patiktukus, pasidalinti su draugais pažįstamais, prenumeruoti. Ir kągi, tokios kelios temos, žinoma, prasidedant sezonui, tai mes gal apšnekėsime testų rezultatus, prieš tai gal pablevizgosim šiek tiek apie išdažymus naujus komandų, pristatysim šiokias tokias naujienas, na ir paskui prognozės Australijos pirmam etapui, nes sezonas mūsų užgrius tokiu audra, sakyčiau, man atrodo, keli savaitgaliai iš eilės vienas po kito ir dar, na, mums lietuviams gana toks grafikas naktinis, tai, žinoma, autosporto mylėtojai turės gana sunkias sąlygas dirbdami, žiūrėdami Formulę 1 naktimis. Kaip tu paprastai ruošiesi, Laurinai? Nes, na, aš tikiu, kad visi Formulės 1 entuziastai labai laukia sezono ir tos pirmos lenktynės, jos gali būti, nežinau, net bet kur ko gero, bet jos yra tokios trokštamos, laukiamos. Tai visų pirma, kaip ten Arūnas sveikinasi, labas rytas, laba diena ir labas vakaras visiems. Malonu, kad sugrąžinot mane atgal čia. Faini komentarai buvo po mūsų praeito pasikalbėjimo. Gaila laiko neturėjom tiek daug pabendrauti, bet dabar tikiu irgi aptarsim įdomių dalykų. Sezonas artėja. Visų pirma, tai pirmieji tie šaukliai kaip paukščiai parsinantis po žiemojimo, tai būna testai, žinoma, bet šiemet buvo naujiena, kadangi šiemet Formulė švenčia gražų, solidų jubiliejų, 75 metai. Ir tas visas šou, kuris labai buvo įvertintas, taip sakyčiau, 50-50, tai aš kalbu apie Londoną, apie O2 areną, apie pirmąjį istorijoje tokį pristatymą, kuomet visos 10 komandų, visi 20 vairuotojų ir visi 10 bolidų atsidūrė vienoje vietoje Londone su įspūdingu koncertu, sugrįžusią netgi specialiai po pertraukos grupę Take That, tik be Robbie Williamso. Nu, žodžiu, šou, blizgučiai, fanfaros ir mačiau komentarus, kad vieni vertino labai kritiškai tą renginį, sako, kad gal per daug čia to farso, gal čia per daug šou, bet aš tai visiškai užskaičiau tą renginį, visas 2 valandas žiūrėjau tiesioginę transliaciją su šiurpais einančiais per rankas, nes man tai buvo įspūdinga, tikriausiai organizmas buvo išsilgęs jau Formulės 1 per tą tarpsezonį ir aš tai labai užskaičiau pasirodymą, trumpi pokalbiai, be labai daug lindimų į detalės. Visi sportininkai, komandų vadovai pasisakė, pristatomieji filmukai netgi orientuoti į kiekvieną komandą. Labai patiko būtent tie dalykai, kad ta pati Haas komanda su New Yorko vaizdais, nes amerikietiška komanda atkreiptas dėmesys. Aston Martinas pristatytas Jameso Bondo tematika, nes irgi visi šitie reikalai susiję. Tai labai gražiai ten užkabinoje. Taip, tai matai, tokia įžanga į sezoną buvo labai puiki, aš tai labai užskaičiau. Aišku, bus tų, kuriems gal tai nepatiko, bet kiekvienas turim savo nuomonę, to galim džiaugtis. Tai tas smagu, o kitas momentas, kur tu paminėjai dėl to sveikinimo su ateinančiu pavasariu, bet Bahreine vykę testai šaltoki buvo tokie, žiūrėjau ir mūsų kolega žurnalistus su šiltom striukėm. Net negalima sakyti, kad nelyjo, nes ir lietaus buvo. Trūko tik sniego iki pilnos mišrainės, tai tiek komentatoriai mačiau, tiek ir komandos sakė, kad išbandė viską, tik tai man keistai atrodė ta data testų palyginus su pirmojo etapu, tai buvo pakankamai arti
pirmųjų lenktynių Australijoje. Nežinau, ar ką jie spės po tų testų pakeisti. Gal kies mažas detalės, nes tikrai čia kelios savaitės tik tai iki pirmo starto. Abejoju, ar jų tikslas buvo kažką keisti, bet tiesiog buvo pasitikrinti, surinkti informaciją naujam bolidam. Yeah. Galima sakyti, kad bolidai visiškai nauji, nors yra bolidų, kurie naudoja važiuoklę modifikuotą pernykštę. Alpinai, man atrodo, yra metų senumo, sako. Alpina, Williamsas. Jo. Kuris, jie labai protingai vis tik tą atnaujinimą daro savo ir tikrai daugeliu komandų, ko gero, nebuvo labai logiška naują kurti automobilį visiškai vienam sezonui paskutiniam, kadangi mes žinome, techninis reglamentas būtent šiais metais baigsis, ar ne, jo gyvavimas. Tai visos komandos, matyt, yra tose svarstyklėse, žinai, kada mesti kiaušinius į naujo bolido pusę, nes laukia sezonas, kuriame galima pasidalinti ir titulus, ir pinigus, ir panašiai. Tai nėra taip vienareikšmiškai, kad darom viską ir panašiai. Tai va čia bus įdomu. Gal apie testus galima pasidetalizuoti. Aš nemanau, kad mes galim pristatyti kažkokią optimalią nuomonę, bet galim pasidalinti kiekvienas savomis, kaip mes matome tos reikalus. Netgi toj mass medijoje pasauliniai, ko gero, nėra vieningo sutarimo, kokį vaizdą išsiveža iš tų testų ir kas turi stiprų automobilį, stiprią lenktynininkų porą. Man labai patiko stebint testus, nes jų metu dažniausiai yra labai daug laiko, kai tu turi tiesiog kurti kažkokį turinį. Taip. Ir tie moderatoriai dažnai nukrypdavo į kažkokias temas, tame tarpe apie kokia yra stipriausia pilotų pora. Ir ten, žinoma, kadangi Britų dominuojantis kanalas, jisai, žinoma, Ferrario lenktynininkų porą labai aukštai vertino, nors negalėjo, žinoma, mėtyti kiaušinių ir į McLareną. Ir vėlgi jie turi daug savo komandų ir panašiai. Koks tavo įspūdis susidarė? Nes aš gal paskui pateiksiu skaičius, kurie yra, faktiniai skaičiai, bet mes žinome, kad testuose labai didelis rūpestis komandų yra netidengti savo kortų. Tai aš tokius... Sandbagingas ir panašiai. Jo, aš tuos 3 pagrindinius akcentus iš testų, ką pasiėmiau pats. Tai aišku, Red Bullis apkaltintas sandbaginimu, kad nerodė pilno tempo. Girdėjau istorijas, gal čia tu mane pataisysi, kad Red Bullis tik tai 3 dieną susidėjo tą aero ir visą upgrade'ų paketą, kuris skirtas šių metų sezonai. Pirmas 2 dienos dar buvo su senesnės specifikacijos bolidu, tik tai paskutinę dieną Maxas išvažiavo jau ir Liemas. Aš tikiu, kad senesnės specifikacijos niekas nebandė, tiesiog bandė komandos ir tai ne tik Red Bullis buvo, bandė netokios trasos specifikacijos. Tai yra bandėsi sezonui. Aišku, jie negali patikimos informacijos gauti, kadangi trasa netokios charakteristikos, bet visgi sezono pradžiai padaromas komplektas, žinoma, su maksimaliom variacijom, ką komanda finansiškai savo gali leisti, žinoma, ir resursų prasme, bet keliom lenktynėm su skirtingom trasom ir netgi netinkamoje trasoje vis tik nori pasibandyti, kaip veikia, nes jiegi turi visokius būdus pamatuoti dalykus, netgi neteisingoje trasoje, ar ne? Tai man tas įdomu buvo, aišku, vienas iš labiausiai internetą apėjusių vaizdelių, tai buvo Lando Norrisas su tais burbuliukų ant šalmo uždėta apsauga ir jo realiai pusė bolido nupurkšta tais neoniniais dažais, kur net mačiau kolegos irgi žurnalistai domėjosi, nuo kada tai yra privaloma, nes atrodo, kad tiek išpurkšta buvo, kad noras net pasigirti McLarenui, kad mes galim viešai parodyti, kaip veikia mūsų aerodinamika, nes aišku, tas juokinga scena buvo, kai grįžo bolidas Lando Norriso į pitus ir, nežinau, ten tikriausiai iki pat media atstovų komandos masažistų ir visi turėjo užstoti bolidą nuo fotografų, vieną fotografą nuvijo, bet labai juokingai atrodė, bet visas šonas buvo nupuoštas ta visa aerodinaminė tokia kreivė, kuri tiem tikriesiam fanam tikrai įdomu. Aišku, tai yra papildoma informacija ir konkurentam komandam. Tai toks įdomu, ar čia McLareno pasirodymas, kad mes galime atvirom kortom rodyti savo greitį, nes jie rodė ir jų greitis tikrai buvo stabilus tiek Oskaro, tiek Lando. Su tais dažais ten irgi žaidimų yra žaidžiama, kadangi jie gana greitai džiūsta. Ir tai yra, kad pilotas turi faktiškai užduoti pasiekti
tą maždaug greičio skalę, kurią nori studijuoti tos komandos specialistas. Konkrečią, nes nuo greičio labai priklauso, kaip tie sraustai skirtos ir panašiai. Tai yra, kad tai, kas užfiksuojama tų dažų pagalba, ne visi žino, apie ką fiksuojama. Dėl to ta informacija, žinoma, specialistai visi daro tokius tyrimus ir panašiai, ir jie gali suvokti, apie ką kalba. Bet, publikai čia tie naminių dažų panaudojimas, jisai labai tolima labai tikrai kalba yra. Gražus raštai nuo automobilio, tiesiog ir viskas. O aš girdėjau spėlionių, tai kad taupamas tunelio laikas, būtent naudojant, bandant tokius reikalus trasai. Tai yra vienas iš dalykų, kurie būtų bandomi tunelyje, jeigu turėtum neribotą jo laiką. Būtent. Kaip žinia, jis yra ribojamas ir stipriai, tai komandos išsitraukė būtent pasibandė tos dažus ten. Aš nebejoju, kad Žalgirio fanam ten turėtų būti labai smagu. Visi bolidai gavo šiek tiek žalios spalvos. Tiesa, mačiau raudonų dažų. Ir raudonus, ir mėlynus naudoja. Čia priklausomai nuo to, koks tavo automobilio dažymas ir vėlgi kiek tu nori paslėpti, ar ne? Ir kad tavo varžovai mažiau matytų, ar ne, arba kiek tau reikia, svarbu, aktualu, nes vėlgi yra vietų, kurios nesimato kadruose, dugnas automobilio, kur yra labai svarbios vietos, tai tu ten gali bet kokius dažus rėkiančius naudoti, kad ir šviečiančius. Trečias paskutinis akcentas, ką išsinešu iš Bahreino testų, tai yra Kimi Antonelis. Man tai visiškai buvo malonus siurprizas. Apie jį buvau jokio nulinio nusistatymo, prieš testus galvoju specialiai išsivalau, žinau jo F2 patirtį, viską, bet aš jį žiūriu kaip į naują lapą. Ir labai gerą palyginimą girdėjau medijoje, kad jeigu vietoj Kimio Antonelio vardo ir pavardės testų rezultatų lentelėje rašytum bet kokį kitą patyrusio lenktynininko vardą, tavęs visiškai nenustebintų rezultatas būtent tų testų. O jeigu paskui vėl gražinus atgal Kimio vardą, perspektyvu. Manau, iš tų naujokų, kurie šiemet jų daug ateina į F1, manau, tai yra vardas ir pavardė ir komanda, su kuria reikėtų būtent atkreipti labiausiai dėmesį iš naujokų. Aš gal nesikoncentruočiau į vieną Kimi, nes man atrodo, iš viso tie žmonės nauji atėję tokiu masiniu būdu, aš neprisimenu formulės istorijoje, nors aš jau gana senai ją domiuosi, neprisimenu tokio epizodo. Būdavo, kai ten tie, su pinigais ateinantys vaikinai ateina, bet jie reguliariai ateindavo, išeidavo, bet čia mes turime tokią vos ne armiją, trečdalį, galima sakyti, pilotų, visiškai naujai pasikeitusių, su kuriais mes, menkai pažįstami, vėlgi kitokiose sąlygose, su kitokiu automobiliu, ne visi žmonės vienodai atsiskleidžia. Aš atsimenu karjerų žmonių, kurie labai stipriai važiavo Formulėje 2 ir atėjo į Formulę, prisiminkime tą patį Miką Šumacherį. Taip. Galbūt vėlgi yra žmonių atsimename istoriją, kur netgi peršokdavo Formulę 2, iš Formulės 3 įeidavo tas pats Kimis Raikonenas ir panašiai, Ayrtonas Senna, whatever. Ir jie automatiškai jausdavosi kaip žuvis vandenyje. Tai čia žmonės yra skirtingi, dėl to man bus įdomu. Be abejo, Kimis Antonelis vienas iš tų žmonių, kuriuos tikrai bus įdomus stebėti, bet manau, kad visas jaunimas bus tikrai labai įdomus. Ir kągi, apie testus, apie jų rezultatus, galbūt galima oficialiai, nors aš manau, kad paprasčiausiai žmonės gali susipažinti su tais rezultatais internete, viešai prieinamuose šaltiniuose. Vėlgi, ant kiek rimtai reikia žiūrėti į rezultatus. Karlosas Sainzas, nekyla įtarimų, kad jisai geriausią rezultatą testų pasiekė, ar ne, bet jisai šiais metais atstovauja Williams ekipą. Čia reikia suprasti, Karlosas Sainzas Williams Racing. Taip, tas tikrai. Bet natūralu gal, kad Williamsas metė ratą tokį, kokį jie gali pasiekti šiandien, tai dienai, testų dienai. Bet akivaizdu, kad tai tikrai nėra nei greičiausias bolidas, nes vėlgi visų testų metu, ko gero, akivaizdu buvo, kad tos 4 komandos, kurios buvo lyderėmis didžiosios komandos praeitais metais, man atrodo, jos vienareikšmiškai išlaikė tą pirmavimą. Solidarumą. Jos gal ne iki galo atskleidė savo kortas. Taip. Bet jos visgi atrodo gal mažiau nei pernai,
tas vidutiniokai akivaizdžiai sumažinę atsilikimą. Tas midfieldas vadinamas. Nes natūralu, kai daugmaž stabilus techninis reglamentas išlieka, kad komandų tarpusavyje vyksta suartėjimas potencialo. Tai kadangi šis sezonas yra paskutinis būtent šiai formuliai, tai vyko suartėjimas. Na gerai, Luisas pasiekė antrą laiką su Ferrariu, vėlgi reikia. Taip. Nes tas irgi nėra automatiškai. Šarlis 3, Džordžas Russellas 4, Maksas 5. Ir būtent tie pirmi 3 sportininkai antrą dieną parodė. Vėlgi tos dienos skiriasi savo sąlygomis, tai jas irgi sunkiai. Na, kaip komandos slepia savo pajėgumą? Na, lengviausias būdas, ko gero, tai vežiotis daug benzino. Taip, ar ne? Ta imituoti race distance. Taip, bet kartu tau norisi patikrinti, kaip automobilis elgsis, vėlgi su minkštesnėm padangom, su mažesniu kuro kiekiu. Kvalifikacijos. Tai vėlgi, ten yra variklio nustatymai. Taip. Na, grubiai šnekant, tu variklio galę gali naudoti 100%, kas naudojama labai retai net sezono metu, tik kvalifikacijoje ir komandos labai taupo, nes kiekvienas ratas maksimalios variklio galios labai jo gyvybės suvalgo. Tai aš nemanau, kad kas nors iš viso panaudoja kažką arti to testų metu, bet aišku, gali būti labai konservatyvus variklio nustatymas. Ir komandos, analizuodamos savo varžovus, jos naudoja GPS signalą ir jos, ko gero, turi galimybę pasiskaičiuoti, kokį galingumą naudoja varžovas ir koks jo yra, na, kaip sakyt, palyginamas greitis. Yeah. Tai vat panašias programas, na, ir mėgėjai, taip sakant, tie, kas dirba masinės informacijos priemonėm, analizai tų naudoja įvairias technologijas, bet aš manau, kad jos nemažai ydų turi ir štai pagal tas technologijas turime tam tikrus, na, vienas iš šaltinių, gana rimtas šaltinis, aš juo irgi šiek tiek abejoju, bet jų skaičiavimai yra pradžiai tokie. Kvalifikacinis ratas McLarenas pirmauja, nors McLarenas, na, nerodė geriausių rezultatų teste, ar ne? Ferraris šios kompanijos manymu atsilieka maždaug 20. Toksai slidus tarpas. Nežinau, ar taip yra, bet dar prieš sezoną, prieš testą, man susidarė įspūdis pagal dinamiką praeito sezono pabaigos, kad ko gero McLarenas ir Ferraris gali būti pagrindiniai konkurentai šį sezoną. Labai esu girdėjęs tavo nuomonę pagrindžiančių irgi kolegų svarstymų medijai. O Red Bulliai ką? Red Bulliai, na, testų metu labai daug kas, taip sakant, spėliojo, kad būtent, kad sunku labai pasakyti kažką apie Red Bullį. Red Bullio nenaudai, ko gero, yra tai, kad beje, įvyko tokie, na, vieši gana pasikalbėjimai, nes Newis sureagavo, taip sakant, papasakojo, kodėl jo manimu Red Bullis turėjo problemų su automobiliu šį sezoną. Sezono pabaigoje ten antroje pusėje. Jisai taip labai mandagiai ir vos neatsiprašymo formai sakė, kad, na, gal patirties pritrūko, na, komandai automobilį tobulinančiai. Jisai taip švelniai bandė, bet, žinoma, įžeidė komandą. Šiaip keista, kaip paskutinius 3 pasaulio čempionus turinčiai. Na, bet iš to, kad Newis taip pašnekėjo apie Red Bull automobilį pernykštį, akivaizdu, kad jisai nei piršto nejudino praeitais metais ties praeitų metų Red Bull automobiliu. Akivaizdu. Čia irgi tokia antra didžiausia sensacija pernai metų sezono, to silly season po Lewiso Hamiltono perėjimo į Ferrari, tai Adriano Newey perėjimas į Aston Martin, manau, eina tiesiai po Lewiso žinia. Ir šiaip gal radau įdomiausios informacijos apie tai, ką uždirbs Adrianas Newey, palyginus su... Dar reikia priminti, kad jau štai nuo kovo mėnesio Adrianas Newey jau oficialiai yra Aston Martin komandos darbuotojas. Su žaliais marškinėliais, nebe su mėlynais. Jo, tai šiemet Verstappenas gauna nei daug nei mažai 55 milijonus dolerių, Lewisas Hamiltonas, seras Lewisas Hamiltonas 45, Leclercas 34 ir Adrianas Newey yra 4 vietoje palyginus su lenktynininkais, 30 milijonų dolerių, jis lenkia Lando Norrisą, Fernando Alonso, George'ą Russellą,
ir kitą ten virtinę. Dar reikia matyti žiūrovam priminti, kad mes vis užsimename apie tą biudžeto lubas įvestas Formulėje 1, tai į tas biudžeto lubas neįskaičiuojami pilotų atlyginimai ir, man atrodo, 2 ar 3 pasirinktų specialistų komandos atlyginimai. Taigi tas atlyginimas, kuris mokamas Adrianui Newey, tikrai neslegia Aston Martin komandos to biudžeto visos sumos. Taip, tai gerai. Aš ir pritarčiau tavo nuomonį dėl tų pirmų 2 komandų. Man sunku yra matyti jau kelintą sezoną Red Bullį turintį vieną vairuotoją. Ir čia jau mano nuomonė, bet iš Liamo Lawsono aš nesitikiu nieko. Ta prasme, aš nematau ten antro vairuotojo, kuris galėtų būti petys Verstappen. Gal Red Bull ekipa ir neturi tokios užduoties. Gal jiems ir nereikia to. Būtent. Kai Maksas vienas dirba 2 darbą. Bet jiems reikia vis tiek kažkokio piloto, kuris stabilius rezultatus rodytų, o ne piloto, kuris kažkur pasimetęs ir kuris neranda savęs, neranda kalbos automobiliu ir panašiai. Ir tai matom iš pernai metų, kai Maksas vienas nesugebėjo konstruktorių įskaitos laimėti. Nes reikia ir vis tiek dar vieno žmogaus, kuris rinktų taškus ir konstruktorių įskaitai, kas yra ne ką mažiau prestižinis apdovanojimas Formuliai. Tai Liamo užduotis labai aiškiai 25 metam. Nesimaišyti ponui Maksui ir rinkti kiek įmanoma tos taškus konstruktorių įskaitai, nes jie tikrai, manau, moralinis smūgis į paširdžius stiprus buvo Red Bull Racing. Po to, kai McLarenai pasiėmė konstruktorius, tai šiemet jaunuoliui bus, manau, spaudimo nemažai. Grįžtu prie testų skaičiavimo kvalifikacinio rato, reiškia vieno greito rato. 3 vietoje šitų specialistų vertinimų yra 0,3 sekundės atsiliekantis Red Bullis. 4 4,5 Mercedesas. Aš nežinau, ar yra taip, bet pavyzdžiui, 5 vietoje atsiliekančią vos pusę sekundės jie skaičiuoja esant Williams ekipą. Tai, bet aš vėlgi mačiau kitos kontoros skaičiavimus, tai jie į 5 vietą su gana didelę persvarą prieš kitus Alpine komandą stato. Nu jo. Ir Alpine komandos dinamika praeito sezono gale buvo tikrai pozityvi. Žinoma, Duhanas naujas, aš nematau jome, bet iš ko gero visų tų ateinančių naujokų, tai Duhanas man atrodo pats bliškiausias. Galbūt jisai paneigs tą mano nuomonę, bet pagyvensim, pamatysim. Jo, apie naujokų šnekant, tai Isaakas Hadžaras, man labai patinka jo pasitikėjimas savimi, bet jis toks sveikas yra pasitikėjimas savimi. Jis pasakojo, kad Bahreinė suvažiavo pirmąjį savo gyvenime lenktynių distanciją su Formulė 1. Jam patiko, sako, aš pasiruošęs. Man Isaakas Hadžaras šiek tiek primena Tsunodą. Aha. Jisai labai emocionalus. Ir Tsunodos atveju, ko gero, tai yra vienas didžiausių Tsunodos minusų. Nes, man atrodo, šita jo savybė, ko gero, neleido jo paimti į Red Bull ekipą šiais metais. Ir Liamas Lawsonas, ko gero, būtent dėl to pakliuvo į komandą. Darbais, o ne žodžiais. Na gerai, pagyvensim, pamatysim. Mes gink dievę nenurašom to jaunimo tiesiog. Be abejo. Labai įdomu, kad kvalifikaciniam rate kitos 4 komandos, aš kalbu apie Racing Bulls, Aston Martiną, Sauberį ir Haasą, jos labai panašios atseit. Sako, kad midfieldas turėtų būti labai artimas, kaip niekad artimas šiemet. Tai... Bet vėlgi mes turime dabar lenktynių simulacijų, skaičiavimus. Vėlgi, McLarenas vėlgi atrodo 1 vietoje, 15 šimtųjų Ferraris atsilieka. Tarpelis reiškia mažesnis Ferrario lenktynių. Tas yra įdomu man asmeniškai. Red Bullis 20-osios ir Mercedesas irgi 20-osios panašiai. Tai yra, kad tarpas tarp 4 lyderių lenktynių simulacijoje mažas gana, labai mažas. Ar taip yra iš tikrųjų, nežinau, bet vėlgi Williamsas čia jie pozicionuoja 5 vietoje. Na, aš irgi tuo smarkiai abejoju, tuo labiau abejoju, kadangi Aston Martiną jie meta į paskutinę vietą su daugiau negu pusę sekundės atsilikimu nuo Sauberio. Oho. Na tai man labai pjaunasi su logika. Aš tikrai puikiai įsivaizduoju, kad Aston Martinas atėjus Adrianui Neweyui tikrai net neves į tą kambarį, kur yra tobulinamas šių metų Aston Martin bolidas.
Jie 26. Adrianas Newis dabar sės ir dirbs ateičiai komandos. Kadangi akivaizdu, kad praeitų metų bolidas nebuvo konkurencingas, taip jisai ten 5 vietoje kažkur trynėsi. Ir akivaizdu, kad investuoti didelius pinigus į to automobilio tobulinimą šitam sezonui nebuvo didelės prasmės. Man atrodo, kad tiesiog Aston Martinas yra jiem gana akivaizdus planas panaudoti Adriano Newio galimybės, savo resursus, tam, kad ateiti į naują techninį reglamentą su greitu bolidu. Tai, naują vardą bet atnešti. vis tiek jie negali nukristi taip žemai ir būti aplenkti Zauberių, Hasų ir panašiai ir taip toliau. Tai dėl to aš sakau, su druskos žiupsneliu reikia tuos rezultatus vertinti. Taip. Čia, manau, aišku, labiausiai iš tais tokiam predikcijom džiaugtųsi Carlosas Sainzas, nes nepaslaptis būtent jį iš tos komandos ir medžiojo, kol galiausiai jis pasirinko Williamsus. Bet Williamsas, ko gero, vis tik neparodys to didelio progreso šiais metais, nes man atrodo Williamsas, kaip ką aš kalbėjau apie Aston Martiną, man atrodo Williamso pasirinkimas šitam sezonui irgi labai panašus turėtų būti. Man atrodo, jie bandys investuoti į ateitį, nes dabar paskutiniais reglamento metais šitą automobilį dar krapštyti ir be to tą atskleidžia, ko gero, ir tai, kad tikrai patvirtinta yra, kad jie naudoja pernykštį monokoką, modifikuotą, Bet šiaip bendrai nurašyti to dueto Albono ir Sainzo. Čia yra stipri jėga, su kuria reikėtų tvarkytis, jeigu jie gaus teisingus automobilius. Ranką prie širdies pridėjus, aš pilotų porą irgi matau kaip stiprią tikrai Williamso atveju ir tai rodo gana rimtą požiūrį. Taip. Rimtą požiūrį. Investicija ateitį. Būtent. Tai įdomu tas, aišku, čia labai daug prideda ir kas dabar, bent jau aš asmeniškai gal ir vėliau aptarsim, visiškai esu paniręs į Drive to Survive kino dramos dokumentiką, nežinau, kokį net žanrą pritaikyti. Mes galim eiti į tą temą, nes realiai apie testus labai daug čia analizuoti nėra prasmės, nes jau šį savaitgalį Australijos Grand Prix ir mes matysime tikrą vaizdą, nors dar vėlgi tai bus pirma trasa ir vėlgi Australijos trasa yra galbūt nėra specifiškai pasakanti, kad tokią turime jėgų skalę pasiskirstymą. Bahreiną užbaigiant, didelė nuostaba komandom buvo intermediate padangų panaudojimas, nes nieks nesitikėjo tokių sąlygų, kad gali prireikti žalias Aš jeigu gerai atsimenu, ar tik ne 2 komandos iš viso buvo atsivežę tarpinės ir tik viena komanda vieną komplektą full race lietaus padangų turėjo. Tai čia irgi, ko jie patys net nesitikėjo, bet gavo progą pasibandyti, irgi gerai. Nors jie pasibandė, bet sakė, kad vis tiek net tas vandens kiekis, kuris yra trasoj, yra valgomas. Ten greitai slikas pasidarė. Slikų valgomas. Tai toks irgi momentas, kuo įdomus buvo tie testai, o antras šauklys sezono, kaip tie paukščiai parskrendantis po žiemojimo, tai būtent yra Netflixo 7 sezono jau kuriama drama, tai yra Drive to Survive jau platformoje, tikiu, kad ne vienas jau peržiūrėjo, aš anksčiau turėjau, jau Arūnai pasakau, turėjau tokią tradiciją peržiūrėti, tik pasirodžius atsisveikinti su pasauliu, užsidaryti ir per vieną dieną peržiūrėti viską, dabar taip nėra, darbai visgi neleidžia taip, bet vis į vakarą spėjau po 1-2 serijas pasižiūrėti, man atrodo, perėjau į antrą dalį. Nieks nepasikeitė, vis dar yra labai daug, jau mačiau ir analizių socialiniuose tinkluose apie ten įvairiausių tų draminių akimirkų palyginimą, kur Maksas reaguoja į Lando pergalę viename etape tam žaliajam kambarėlyje, o Lando komentaras yra iš kitų lenktynių, taip lipdoma yra iš gražesnių kadrų, tiesiog kuo didesnė drama, tai čia yra klasika, čia to nereikia į tai žiūrėti kaip gryną sausą dokumentiką, ten yra serialas, ten yra būtent parodoma ir būtent reikia nukelti kepurę Netflix'u, nes būtent to dėka išaugo milijonais Formulės 1 žiūrimumas už Atlanto Amerikoje ir pasižiūrėti tikram fanui tai yra nuostabus apšilimas, nes aš irgi netgi savo antrą pusę žiūrėjau, sako, palauk, čia 24, taip, čia mes prisimenam, kas buvo pernai, čia yra pernai metų drama, tuo pačiu prisimenant labai gerai galima ruoštis šių metų sezonai, pagrindinės dramos aptartos, labai patiko viena serija, per daug neišpasakosiu, bet labai patiko, kad buvo paliesta ir papasakota linija to jau dabar užaugusio jaunimo. Tai yra Pieras Gasly, George'as Russellas,
Leclercas, Lando Norrisas ir Albonas. Jie visi kartu užaugo tose pačiose kartingų trasose, jie važiavo čempionatuose tose pačiose, jie vis dar yra iš tų laikų draugai. Dabar jie tai pajaus, kad paseno, nes ateina jaunasis desantas, bet vienu metu jie buvo būtent ta hebrytė, kurią galima pavadinti, kurie atėjo į Formulę 1, trinktelėjo stipriai, spyrė kojam duris, dabar užima vietas aukščiausiose komandas ir būtent viena serija yra dedikuota daug nostalgiškų faktų, video siužetų iš jų kartingų laikų, jiem duoti net patiems mobiliai telefonai ir jie patys tampa operatoriais ir filmuoja iš vidaus savo visą dieną kaip Formulės 1 lenktyninko. Ir tas yra fainai, nes man, pavyzdžiui, mes jau mūsų pirmo pokalbio metu kalbėjom, kad būtent man šitą kartą labiausiai ir žavi, nes jie atidaro Formulę 1 plačiai auditorijai, nes jie turi aktyvę socialinių tinklų paskyras, jie daro transliacijas, jie važiuoja simuliatoriais, jie tai transliuoja internete ir jie būtent taip irgi ne ką mažiau negu Netflix'as, sakyčiau, prisideda prie sporto populiarinimo ir labai šiaip fainas dalykas. Dar nebaigiau žiūrėti viso Drive to Survive. Arūnas sakė, dar tik irgi pradės kažkada. Na, tiesą sakant, tu pasakoji viską, kaip iš tikrųjų vyksta ir su... Na, ne tik pačiu Formulės pasauliu, su visų pasauliu. Šiaip jo. Jis eina į socialinius tinklus vis labiau ir Formulė 1 irgi kartu žygiuoja tą pačią kryptimį. Aišku, daug didžiulė skiriama. Aš netgi buvau pamiršęs kai kurios faktus. Pavyzdžiui, Hornerio skandalas prieš pat sezono pradžią apie priekabiavimą mane buvusi visa serija skirta tam. Aš buvau pamiršęs apie tai, kad iš vis tai vyko, nes čia buvo prieš pat sezoną, o tas sezonas jau koks ilgas, dieve mano. Tai žiūrėjau, galvoju, tiksliai, ten buvo, taip, viešumoje jiem ten pirmosius testus ir pirmosius etapus labai neleido susikaupti normaliai komandai darbui, nes turėjo direktorius aiškintis santykius, bet ten viskas baigėsi, išaiškina, buvo išteisintas. Na, bet ko gero, tie įvykiai vis tik tą tokį skilimą Red Bull ekipoje ir pradėjo, ko gero. Ir Adriano Newey, man atrodo, jam nepatiko, labai nepatiko. Man atrodo, buvo labai susijusi su būtent šituo skandalu. Tai jeigu turite laisvų minučių ir norite pasiruošti naujam sezonui apšilti, labai geras toksai motivacinis užsivedimas ir grįžimas į tą ritmą, tai yra būtent tas Drive to Survive. Mums už tai niekas nemoka, kad mes reklamuojam tai, bet tiesiog rekomenduojam labiau. Nežinau, ar tu tikriausiai girdėjai, kad Netflix'as, man atrodo, dalyvauja tenderyje transliuoti Formulės 1 lenktynes Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai būtų patogi platforma, tu turi visą subscription. Tai jie gali darytis vis tokių rimtesnių žaidėjų toje rinkoje. Šiaip nieko keisto, Netflix'as transliuoja ir kino apdovanojimus visokius, tai yra jau naudojama platforma ne tik žiūrėjimui, tam binge-watchinimui vadinamo filmų ir serialų, bet ir tiesioginiam transliacijam, atrodo, ir ne vieną koncertą yra transliavę Netflix'as, tai gali džiaugtis mūsų bičiuliai už Atlanto, bus patogiau žiūrėti gal ir mums Lietuvoje kažkada. Čia kiekvienam pagal skonį, kiekvienam pagal galimybę stebėti tiesioginės transliacijas. Nors lietuviai vis dar rišasi tą vieną pirato raištį dėję, kiek esu girdėjęs ir aplinkoje savo, kad vis dar, nors yra daug platformų, kaip galima legaliai už labai mažą mokestį stebėti aukštos kokybės turinį, bet vis dar lietuvaičiai žiūri. Man atrodo, tai yra toksai prieimo liepto galo toks, kada žmogus pasiekia tą ribą, kai jisai negali daugiau taip. Nu, taip, gali būti. Bet tiesiog gal kartais reikia pagalbos iš išorės, žinai. Dažnai tiesiog draugo ranka ant peties gali padėti. Nebepiratauk. Gal taip, jau nebepiratauk. Gal galit užteks. Komentaruose parašyti, kiek dar yra žiūrinčių, prisiduoti anonimiškai arba viešai. Taip, dar noriu priminti, kad rašykite klausimus komentaruose, mes pabandysime laidose ateityje į tos klausimus atsakyti. Manau, kad diskusija įdomu. Manau, kad jums atsiranda tokių klausimų, kurių mes nesugalvotumėm ir jie galbūt įdomus pasirodys didžiai dalį mūsų žiūrovų. Dar iš tokių naujienų, na, vėlgi tokia šviežiena, gal pasistengta tą naujieną pritraukti prie pat sezono pradžios, tai yra galų gale oficialus statusas suteiktas būsimai Cadillac komandai, General Motors, ar na, galima po stalu tai Andretti komandą vadinti, ar ne. Bet tai yra, na, man atrodo tai pozityvus. Aš suprantu, kad tos 10 komandų nenorėjo įsileisti, taip sakant, prie savo lėkštės dar vieno nario. Kad pyragą dalintųsi galiausiai. Bet man atrodo, kad tai yra pozityvu. Aš netgi sakyčiau, kad jeigu dar vienas rimtas atsirastų
dar viena rimta komanda su tikrai rimtų rėmimu. Tai formulė tikrai dar nebūtų to skausmo riboj. Na, gal dabar viskas per daug ilgai, mes turėjom 20 komandų ir gal viską infrastruktūra... Nuo 18 metų, man atrodo, buvo. Privažiavo infrastruktūra iki tokios skaičius boksų, kiekis ten ir taip, ir panašiai, ir panašiai. Nors kas buvo gyvai, tikrai matė tos boksų, ten vietos pilna. Aš atsimenu laikus, kai būdavo prieš laisvą treniruotę, vadinamoji prieš kvalifikaciją. Kai tiesiog atvažiuoja gavrikai, nu, tokie, kurie lėti, ir jie varžosi tarpusavį, ar jie paklius į likusią savaitgalio dalį. Atranka. Būdavo taip, jo. Aš tai irgi palaikau šitą sprendimą, man kuo daugiau, to smagiau. Girdėjau, kad General Motors nespėja kitų metų sezonui dar pateikti variklių, tai kiek žinau, jie pasirašė kontraktą su Ferrari. Ferraris ir variklį, ir dėžę. Ir galbūt net panašiai kaip ir Haas komanda ir Pakabas, ko gero. Klausimas, kas vairuos? Didžiausias klausimas, kas vairuos. Kalba apie Hertą, amerikiečių vieną lenktynininką, bet jisai sakė, aš nežinau, ar aš tikrai norėčiau spjauti į Indikarus ir šokti į Formulę 1. Tenelis? Jisai nėra tikras. Na, ten yra tokių... Aš girdėjau kažkas kalbas apie Rikardą. Yra perspektyvių žmonių, bet, na, yra daug laiko. Nu taip. Ir žinai, kai atsiranda komanda, kurioje tu gali būti amerikietis, na vėlgi pasižiūri kaip į tą neilgą žmogų šiais laikais, tai nukristi įvairūs dalykai gali staiga iš dangaus, iš giedro dangaus. Aš tik, čia gal labiau juoko forma buvo dėl to Rikardo kalbama, dėl Cadillako, nes jis toks naturalizuotas amerikietis, nes pažiūrėkim, kiek jis, kai lankėsi Amerikos Grand Prix visose, Australas, bet jis ten ir ūsus, ir kaubavo skrybelę, ir vietinių krepšinio komandų marškinėliai, barbecue, viskas, jis jaučiasi amerikonų, tai visai pritaptų ten. Įdomu, šitas bus įdomu pasiekti, kas gali užpildyti, tai tikrai, kad bus vienas amerikietis vairuotojas. Tik tai gal aš asmeniškai nenorėčiau pamatyti jau bandytų amerikonų Formulėje 1, kurie dėja neparodė, Loganas Saržantas, kaip... ką gero moka, o moka panašu, kad nelabai ką gero. Tai gal kažkokių naujų vardų ir iš to paties Indikaro būtų įdomu pamatyti, jie šiaip kažkam gal bus surprizas, bet ne tik į kairę suka tose savo čempionatas, jie turi ir paprastų trasų, ir gatvių lenktynių, kaip Monakas, tai jie turi St. Petersburg trasą įspūdingą, irgi ten būna įspūdingų tokių siaurų, gal nelabiau tokia primenanti Kanadą, tokia, nu žodžiu, bet jie turi tikrai talentų, gerų vairuotojų ir, man atrodo, yra cross komandų, kurios važiuoja ir F1 ir Indikare, kurie dalinasi vairuotojais. Ir yra bandžiusių Indikaro driverių tikrai ne vienas, kurie bandė F1 ir panašiai. Ir atvirkščiai. Čia ko gero reikalas tik tame, ar tu pakankamai konkurencingą terpę sudarai. Taip. Nes augti talentas gali visur. Tai ten, ta prasme, nėra bloga teritorija, tuo labiau, kad jinai turtinga šalis, turi daug įvairiausių lenktynių, bet ar susidaro kažkur konkurencinga aplinka tam augimui? Nes jeigu tau vien svarbu, kad ten ta 43 automobiliai NASCAR'e judėtų vienoj krūvoj ir tau tai yra pagrindinis dalykas ir tu tą darai su saugos automobilio pagalba, jų pastovų suspaudimą ir panašiai. Taip. Tai gal tada vystosi ne tie gabumai, kurie reikalingi, tarkim, Formulėje 1. Gal yra ten kažkas, nes ne vienas F1 lenktynininkas, kol dar nebuvo tokia įsigavėjusi Formula E, išėjo karjeros užbaigti arba pratesti į Indikarą. Montoya, pavyzdžiui, puikus pavyzdys. Sebastianas Bourdais. Taip. Kuris Formulėje beveik nerado savo, kaip sakyti, savęs nerado, o Indikarė jisai puikiai važiavo. Na ir senesniais laikais buvo toks Emersonas Fittipaldis. Taip, buvo. Kuris ir 2 kartus pasaulio čempionų Formulėje tapo ir paskui Indikar čempionų Indianapolį ir laimėjo. Keista, kad Alonso dar nebandė. O gal bandė? Bandė. Indianapolį jisai bandė. Teisingai, jis norėjo susirinkti karūną, bet nepavyko. Bet nėra paprasta. Nėra paprasta. Jo, ypač Indianapolio trasoje, kai ten 0,5 milimetro kėbulo aukštis virš trasos, kurį jie reguliuoja ten su slėgių padangose, su padangų diametru ir taip toliau.
tame tarpe tarp kitų priemonių ten tokius skirtumus daro, kad ir ten žmonės su patirtimi, jie tiesiog iš istorijos savo, temperatūra keičiasi į tą pusę. Dabar biškai ten padarom pakeitimą ir taip toliau, ir taip toliau. Tai nėra paprasta. Taip. Kągi, aš manau, kad čia blevizgoti apie viską galima ilgai, bet mums reikia anonsuoti Australijos Grand Prix. Gal pirmą labai tokią laisvą formą reikia paaiškinti, kodėl pernai Bahreinė testas vyko ir pirmos lenktynės. Irgi, kaip sakyti, ekonomiškai labai patogu. Atvažiavo komandos, pasibandė. Ir lenktynių savaitgalį. Logistika kiek staugia. Kodėl šiais metais šokame į Australiją pirmų lenktynių sezoną. O viskas dėl tikėjimo pasirodo, Ramadanas. Būna, kad... Nes Ramadanas turi ten pagal mėnulio kalendorius tą slenkantį grafiką ir Bahreinė pirmas etapas negalėjo įvykti, dėl to skrendame į Australiją. Bet kažkaip tai buvo gana jau tokia pasidarius tradicija pradėti sezoną Australijoje, tai grįšim trumpam, bent vienam sezonui prie to. Ir man patinka dėl to Australija, kad vėlgi tai trasa, kuri, tokia neaiški trasa. Neturi jinai tokių savybių, kurios išryškintų, kad galėtum sakyti, kad va čia tiem turėtų gerai būti. Pernai ten Australijoje, man atrodo, Gedimas pašalino Fetelį iš lenktynių. Pernai? Stabdis. 24 jo. metais. Man atrodo, galinis stabdis užsidegė kažkas tokio. Ir bet ne Fetelis turiu menį. Ne Fetelis? Pernai Fetelis dar jau nebevažiavo. Aš vis bandau, arba čia aš kalbu apie Maxą Verstappeną, VVV. Taip, be abejo. Verstappenų taip, tam buvo kuriozų, buvo fejerverkų. Ir palauk, ar pernai Alonso ten už trukdymą Russellui buvo nubaustas kažkaip tai? Irgi. Labai tikėtina, man atrodo. Šiaip Australija vis laiką būdavo tokia, man tai aš už pradėti ten sezoną, o ne užbaigti sezoną, kai buvo per COVID, nes būtent ten atvykusios visas komandos dalis jų net liko Australijoje. Prisiminkim tuos gudžius laikus COVID, kur turėjo įvykti pirmasios lenktynės, bet paskui jau užsidarė viskas, užsidarė pasaulis ir žmonės rinkosi stebėti lenktynių, bet pasirodo, turėjom po to 2 metam užsidaryti namie. Tai man Australijos dėl to trasa žavinga, yra kiek internete visokių mimsų pridaryta apie Europoje gyvenančius F1 fanus, kurie keliasi 5:45, man atrodo, Australijos GP Lietuvos laikų prasideda. Tai ir Lietuvoje bus tų šviesyčių, kad kažkelintam bute, kad jeigu pamatysi tokiu metu šviesą sekmadienį, suprasit, kad ten pakvaišęs F1 fanas. Na, o jeigu penktadienį 3:30 pamatysite švieselę, tai čia visai pakvaišęs Formulės 1 fanas. Galimai grįžęs iš miesto. Pirma laisva treniruotė, kurios gal net australai patys nežiūri. Taip. Galimai grįžęs iš miesto, paguldęs antrą pusę, sako, va pašokiu, aš dar Formulę pažiūrėsiu tiesiogiai. Tai, bet man tai žavu, man tai patinka, aš atsimenu savo paauglystės laikus, kai stengdavausi žiūrėti visą ir Le Maną, nemegojęs 24 valandas, man čia pačiam būdavo iššūkis. Tai atsikelt, pažiūrėti gyvą transliaciją iš Australijos irgi visai žavu. Na ir vėlgi, kalbant apie Australiją, aš iš karto praeitos savaitgalio prisiminiau renginį Race of Champions, kuri pirmą kartą vyko Australijoje, pirmą kartą pietinėme pusrutulyje. Ir beje, ten australai, žinoma, dėl to, kad jie turėjo, šeimininko teises, tai jie matyt buvo sudaryta galimybė daugiau vietų gauti. Vėlgi, nėra taip paprasta tas žvaigždės prikalbinti dėl kitų įsipareigojimų ir panašiai. Dėl to mes nematėme nei vieno aktualaus dabartinio Formulės 1 piloto žvaigždžių sąstate, bet australų sąstatas buvo tikrai stiprus ir tikrai jie nebuvo tokiais vaikinais, kurios ten atvažiavo ir spardo kojomis. Jie dalyvavo ir nacijos taurių finale, žiedininkų komanda, tų superkarų komanda ir asmeninės įskaitos finale Čazas Mosartas irgi superkarų žvaigždė ten. Kas demonstruoja, kad ten talento marios yra toje Australijoje. Laimėjo Lobas, bet, sakau, australai buvo abiejose ir komandiniam, ir asmeniniam finale. Labai gal principinė tokia dvikova, po tiek nesėkmių Dakare, jam reikia reabilituotis. Koks Lobo veidas buvo prieš tie jau finaliniai važiavimai. Toks, tikras, kaip čia... Koncentracija 3000. Nežvėris, kaip čia,
tas, kuris medžioja kitus, kad pramisti. Grobuonis. Tikras grobuonis Lobas buvo toks Jūs vaikai man akmeninis, susikaupęs visiškai. Jam buvo taip svarbu buvo. Aš įpratęs matyti, kad Sebastiano Ožė, rezultatas svarbiau už santykius, už bet ką. Bet Lobas buvo maždaug toje pat natoje prieš lemiamą važiavimą. Kažkas tais prancūzais, klausykit. Ne, aš nesakau, kad jie panašus, vienodi ir panašiai. O kas nežinote, apie ką šnekam, tai čia pramoginis labiau toks renginys. Labiau pramoginis, jo. Ir ypač šiais metais, kadangi mes turėjom metų pertrauką, prieš tai matėm labai fainą tą Race of Champions Švedijoje ant sniego ledo. Ir aš galvau, galų gale rado tikrai gerą formatą, kuris tikrai natūralus, meistriškumą, bet pasirodo, ten dėl žemių teismai prasidėjo ir dėl to praleido metus ir australai pasikvietė ir tada tą stadiono formatą matėme. Žinoma, grįžusi jo. Tokio tikro sporto, ten labiau tokios slalominių įgūdžių sugebėjimo per minutę tiek susikoncentruoti ir tiek tiksliai atlikti darbą, greitai labai perprasti sukibimą, automobilio charakteristikas. Ir ten iš visų disciplinų atvažiuoja lenktynininkai, žiedininkai, ralistai. Ir vėlgi ten ir mergina dalyvavo Australija, tarp kitko visai neblogai irgi važiavo. Ir vėlgi pirmą dieną gal kai kurie, ypač ten tokie dakaristai, motociklistai ir panašiai, jie gal pasimetę biški buvo. Bet kai pačiupinėjo, pradėjo pas Toby Price'as antrą dieną visai konkurencingas buvo, tikrai labai. Šiaip australai turi gilias tradicijas su tuo sportu, jie, manau, drąsiai galiu sakyti, jie turi baisiausias lenktynes pasaulyje, tai yra Bathurst. Ten yra trasa, kuri, ta prasme, siaura kaip Monako gatvė, kalnuota kaip nežinau kas esat Lietuvoje, Nemuno žiede važiavę į tą Makuškę vadinamą, tai ten tokių kalniukų užvažiavimų aklų yra pilna ir ten net kengūros išbėga, būna stabdomos lenktynės, tai yra ištvermės žiedinės lenktynės, 12 valandų, man atrodo, vyksta, jeigu ne... Sakyčiau, trasa, kurią norisi įsijungti, kai įsijungi simuliatorių. Taip, visą laiką norisi tikrai trasa, kuri daug šypsenų kelia, aš manau. Aš nekartą suvažiavęs simuliatorius irgi tas Bathursto lenktynės, tai net prie kompiuterio ten reikia didelių vyriškų atributų, kad galėtum išlaikyti automobilį ant trasos ir dar konkurencingai. Tai ten žmonės žinau tą sportą, šiaip ta trasa, beje, Bathursto yra, kai girdėjau iš giminaičių, atvirai yra, ten galima ir dalis jos yra sekcija viešo kelio. Galima, žinok, išsinuomoti netgi ten vietą stebėjimui, tokią haziendą gražią. Su draugais nuvažiuoti. Kaip Nürburgringe panašiai viešbučiai prie patrasos, tai čia turi kažką Australijoje. Šiaip ta trasa vadinasi Mount Panorama. Taip, Mount Panorama, jo. Lenktynės Panoramos kalnas, o Bathurst rėmėjas yra būtent tų garsių lenktynių. Taip. Vienas iš mano bucket listų, kur dar norėčiau apsilankyti. Aš tikriausiai jau irgi išsėmėm visus limitus. Mums liko dar mūsų tokia oficiali priedermė, tai yra paprognozuoti, kas kvalifikacijoje, kas greičiausia ratą. Pirmos 3 vietos kvalifikacijoje, pirmos 3 vietos lenktynėse, kas greičiausia ratą. Kaip sako, bursim iš tirščių dabar. Gal pradėsim nuo to, kad mūsų kolega, kurio šiandien čia su mumis nėra, bet jisai iš Turino atsiuntė savo prognozes, tai pasiklausykime jų. Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Kaip matot, ir kaip supratot, aš nesu su jumis. Sveikinu visus visų pirma su nauju Formulės 1 sezonu ir sveikinu iš Turine esančio Museo Nazionale dell'Automobili, kuriame, kaip matot, yra ir Formulės 1 skirtas didžiulis paviljonas arba paviljono dalis. Anyway, tai visų pirma, užlaikinkit, užsubscribinkit ir paspauskit varpelį ir pasidalinkit šio video su savo draugais. O kuo aš įsitirpiu, tai yra kodėl įsitirpiu, kad pateikčiau turbūt savo spėjimą pirmam etapui. Tai jeigu trumpai, manau, kad Ferrari bus stiprus kaip ir visada paskutiniais metais, o ir ne tik paskutiniais metais Australijoje. Tai Leclerc'as pole position, antroje vietoje sakyčiau Norris, nes McLaren demonstravo per visus testus stulbinantį greitį. Ir trečioje vietoje, surprise, Lewis Hamilton. Dabar greičiausias ratas. Žilio Villeneuve Ferrari.
Fastest lap, manau, kad greičiausias lenktynėse bus Oscar Piastri, vietinis herojus. O perinant į lenktynės, kažkaip tikiu Lewiso Hamiltono stebuklu ir sugebėjimu išspausti iš automobilio viską, kas galima ir ko negalima. Tai Lewisas, manau, kad laimės. Antras Norris, o trečias Piastri. Čia mano spėjimas pirmam etapui. Ir galbūt dar spėsiu čempionato dalyvius, čempionato čempionus. Žodžiu, manau, kad Lewisas taps čempionu, o komandų įskaitoje nugalės McLaren. Linkėjimai iš Turino. Iki. O dabar mes galime trenkti savasias. Aš nežinau, ar tu nori, kad aš pirmas, ar tu nori... Gal tu pradėk, aš Gerai. Paklausiau jūsų idėjų. Nes, matai, mes priėmėm tokią taisyklę, kad mes ne tik spėjam, bet šiek tiek argumentuojam, kodėl tokia... Normalu, jo. Tai mano spėjimas dėl kvalifikacijos, kad Norrisas, Leclerc'as, Piastris. Man atrodo, kad Piastri šiaip turėtų laimėti kvalifikaciją, bet ko gero jam susierzinimas ar emocijos neleis to padaryti. Nes sava trasa? Adrenalinas? Aš manau, kad namų sienos, žinai, jisai labai norės. Ir tas labai didelis noras, ko gero jam neleis parodyti visų galimybių. Bet čia vėlgi tai yra spėjimas. Negaliu jo 100% argumentuoti, o vėlgi Leclerc'as, aš manau, kad Ferrari ko gero bus arčiau McLareno kvalifikaciniam bent jau ritme, negu tai prognozavo po Bahreino testų. Vėlgi tai yra kitokia trasa. Bahreinas tai atvažiuoji, sustoji, pasuki. Ten jokių nei vidutinio greičio posūkių nėra praktiškai ir taip toliau. Tai toksai mano pasirinkimas. Greičiausią ratą spėju, kad nuvažiuos Norrisas, nors nežinau, kodėl jis jo neturėtų nuvažiuoti, nes įtariu, kad jisai turės tą komplektą, kuris gali dirbti ir kad, man atrodo, Norrisas galės atsipalaiduoti gana tam, kad būtų sunkiai pasiekiamas kažkam. Bet lenktynėse aš manau, kad Piastris pasinaudos tuo Norriso, tokiu, kaip sakyti... Prakeiksmu? Tokiu nežiauriai tvirtu, žinai, tokiu žudbutiniu charakteriu, jis to pasinaudos kažkaip tai. Ir galbūt Norrisas vėl startą... Aš galvoju, kad tu apie tai ir šneki, kad... Iškeps ir dėl to aš manau, kad lenktynėse Piastris aplenks Norrisą, o trečias bus Maxas. Nors atrodys, kad Red Bullis nėra pajėgus konkuruoti dėl pole pozicijos, bet man atrodo, lenktynėse Maxas vis tik atveš trečią vietą. Čia mano toksai pamastymas, nors jisai nebūtinai atspindės realybę. Aš tai dėl kvalifikacijos iš dalies pritarčiau. Statyčiau gal Leclerc'ą į pirmą vietą, kažkaip turiu tokią nautą. Iš Hamiltono daug nesitikiu pirmose lenktynėse, nei kvalifikacijai, nei lenktynėse. Džiaugčiausi ir manau komanda džiaugtųsi, jeigu Hamiltonas finišuotų 10-uke. Manau, čia būtų planas minimum, medium. O dėl top 3, tai gerai, kvalifikacijų statykime Leclerc'ą, Verstappeną ir Norrisą. Aš kažkaip turiu nuojautą, kad tas Olandas liūtas gali būti, kad tikrai prisidėjęs buvo smėlio maišų Bahreine ir jis vis tiek žino, ką daro, tiek daug pozicijų. Gali būti. Jo, tai nenuvertinčiau, Leclerc'as irgi labai nori, jis turi principą didžiulį, atėjus 7,5 pasaulio čempionai kartu. Geras pastebėjimas. Tai jis turi rodyti, netgi mačiau fotosesiją, buvo jų lenktynininkų jau paviešinta socialiniuose tinkluose apie jų šių metų tikslus. Tai jis tiesiog paprastai parašė pasaulio čempionas. Nes jam reikia įrodyti prieš komandą, prieš Ferrari, kad jis gali nebūti šešėlyje. Ir man atrodo, galų gale gavo tam motivaciją Leclerc'as atėjus Hamiltonui. Spaudimai viršų. Tikra motivacija. Jo, nes jis su Sainzu vienam lygiai buvo. Nes jeigu jisai dabar nebus čempionu arba arti čempiono, viskas, tada jisai niekas pasidarys. Dabar arba niekada. Būtent. Tai bus didžiausia motivacija. O dėl lenktynių tai bijau, kad Lando su tiek daug vakarėlių tarp sezonėje gali būti, kad dar neišsigydė to savo prakeiksmo velnio. Kaip aš praeitam jau epizodė minėjau, kad esu Lando fanas didžiulis nuo pat jo mažų dienų.
Tai, bet labai širdį skauda matyti jo startus iš pole pozicijos. Džiaugiuosi, kas kart laimėjus jam pole poziciją, bet taip skauda širdį ir vieną akį prisidengę žiūriu startus, nes nujaučiu blogiausia. Tai bijau, kad gali būti toliau šitas dalykas, nors matėm praeitam sezone, kad sukritus aplinkybėmis išliko pirmoje vietoje. Bet gerai, lenktynių rezultatai top 3. Verstappenas, Norrisas, Leclercas. Aš gal taip dėliočiau. Kaip ir minėjau, Hamiltonui top 10. Oliverį Biermaną dėčiau į 10 irgi. Jis nekartą nustebino. O greičiausią ratą kas? Per lenktynės pačias, ne? Aha. Nes šito daugiau spėjimas, nes mes žinom, kad greičiausią ratą dažnai paima žmogus, kuris gali pasikeisti padangas, nes... Likus keliam ratam iki finišo. Ir benzino, kai mažai būna. Esam matę įvairiausių variantų pernai. Gerai, greičiausias ratas ir papildomas taškas. Bet dėl to jį sunku atspėti labai. Taip. Dėkim Liamą Lawsoną. Va tokį, kad surprizą šautų. Debiutiniam lenktynėm Red Bullyje. Ir dar toks, net neprasidėjus sezonui, žinai, čia toks visai iš dangaus, kas į sezono titulą, pirmas numeris. Lenktynininkas ir komanda. Manau, kad apsivers kortos ir bus Norrisas Red Bull. Red Bull yra supykę, baisiai supykę, jiem labai stipriai iš Hornerio matosi, kaip stipriai jiem yra pamintas pasitikėjimas savimi, o Lando labai prakaitavo pernai, stipriai prakaitavo ir net ašarojo, net iš akių prakaitavo, tai manau irgi jis puikiai supranta, kad jis yra panašiai vietoj kaip su Leclercu, nes jau gal net ir užsisidėjo tose McLarenuose, gal ir turi tenką rodyti, pernai parodė, kad tikrai gali pabūti arti. Galiausiai sukrito tai, bet šiemet aš tikiu, kad gali būti susimta į rankas, į delniukus ir padarytas darbas iki galo. Aš žinai ką, tikiu, kad pernai jie nesitikėjo, kad jiem pavyks įšokti į kovą dėl čempiono titulo. Yeah. Ir jie buvo tam nepasiruošę. Bet dabar jie galėjo tą realiai padaryti, imtis priemonių, pasiruošti visose lygiuose, visose ešalonuose komandos, ne tik pilotai, psichologiškai ir taip toliau. Matyti savo kitokį tikslą pastatytą. Labai beje faina, kad tu kaip visai kitos kartos atstovas, tu visai kitokių idėjų atsineši ir mes, manau, matomės ne paskutinį kartą. Vėlgi primenu, kad paspauskite patiktukus, dalinkite su draugais. Dėkojame Laurinui Motoniui, kad sutiko ateiti pas mus šiandien. Ačiū labai už kvietimą, ir pradėti sezoną. Ir tikiu, kad visi turėsime Australijos Grand Prix fantastiškas emocijas. Iki pasimatymų ir po kiekvieno etapo turėsime mūsų laidas. Ačiū. Ačiū.